Mes keliam balsą dėl dviejų dalykų. Kai esame neišklausomi, mūsų būsena nepriimta, jaučiamės nemylimi, arba mūsų nesupranta, ko mes norim. O kadangi vyrai ir moteris yra skirtingi, nori, nenori, tas nesusipratimas jisai yra, paprasčiausiai yra. Ir nesusikalbėjimas jis paprastai yra aukštinamas bandant pramušti jėga. Kai trunka kantrybė. Nes kas yra kantrybė? Tai yra buferio pabaiga. Mes, kol turim pakankamai emocinės energijos ir nepervargstam gyvenime, mums užtenka buferio pristabdyt, palaukt ir tada atsakyt. Bet mes dažnai gyvenam gyvenimus, kurie yra per daug intensyvūs ir per daug kalinantis. Ir vakare grįžti pervargęs. O ta pervargimas kodėl? Todėl, kad aš išvaiščiau per daug energijos kitur. Ir santykių buferinimui nelieka emocinės energijos. Ir tada labai lengva yra pakelti toną, panaudoti jėgą. Tai va, taip kad tai yra vienas momentas, tai yra buferio nebuvimas.